Šiandieną vėl kalbinu naują žmogų, tai yra Šarūnas. Šarūnas irgi yra investavimo visiems mokinys ir taip pat mokinosi, pradėjo prekiauti ir paklausinėsiu, koks buvo jo kelias, kaip jis tai visą darė, ką galėtų parekomenduoti jums, kurie tik pradedat arba prekiaujate jau kelis metus. Ir ką daryti, ko nedaryti ir taip toliau. Mes patvirausim tas kelias minutės su Šarūnu ir papasakos. Tad Šarūnas, turiu tau tokį klausimą. Galim sakyti nuo pradžių, ne? Pradėkime. Kaip iš jūsų susidomėjai prekybą? Kas tave patraukė, kodėl tu tai pradėjai daryti? Tai pirma buvo, kada draugas pasiūlė į Bitcoin investuoti. Kažkas ten tokio kaip investuoti, ten pirkti, laikyti, kažkas panašaus. Iš pradžio labai nesureikšminau, bet paskui po kiek laiko biškį labiau susidomėjau, pradėjau žiūrėti per YouTube, kas ten kaip vyksta, dar labiau susidomėjau, pradėjau ieškoti pamokų, aišku, nemokamų, nes dar pradžiai ir tavęs nebuvo, dar jokio iš visokios informacijos apie tave. Ir po 6 mėnesių ten prirašyta, aišku, nemažai daug lapų visokios informacijos. Tai iš kur tą informaciją rinkai? Iš YouTube viską. Viskas iš YouTube. Ja. Ir kaip sekės to YouTube kelionė įrinkti tą informaciją ir pritaikyti savo prekybai? Minusas. Minusas buvo. Ja. Nieks nepasakydavo, gerai darai, blogai darai. Ten, jokios iš viso, ten tik tai braižiai tai, ką rodo jie ir viskas, o gyvoj prekyboje tai nepabraižiai iš karto jau viskas, nes nieko nebežinai, kaip ten tiksliai. Tai nebuvo tas, kas galėtų tau durti pirštu ir pasakyti, tu čia gerai darai, blogai, bet tu visą laiką pats nuspręsdavai, ar aš čia gerai darau, ar blogai. Ir kai priimdavau sprendimus gyvoj prekybai, tai būdavo šakės, iškart šakės būdavo. Ir paskui po kiek laiko, aš manau, užrado Facebook'e tavo postą, kad darai prekybos mokymus ir po kiek laiko iškart, ne po kiek laiko, iškart parašiau tą pačią dieną tau, kai pamačiau. Ir tą pačią dieną atėjau iš karto pas tave, pakalbėjau viską. Jo, tada jau sakau, šitą moku, dar iki pat dabar jokiamės iš to. Jo, prisimenu, atbėgo Šarūnas iš karto. Labą dieną, čia buvo visas susidegęs, entuziastingas ir sako, aš tam žinau, čia aš pasakoju biškiu, ką jam davedu suprasti, patėt bėga vėl, sako, biškiu jau geriau, čia kaip įdomiai ir tada prisijungė. Ja, ir po mėnesį laiką kažkur pasiėmiau mokymus, mokymai patys truko apie 4 mėnesius, kažkur. Aišku, kiek maždaug valandų į dieną skirdavai mokymų? Darbo dienom būdavo po 4-5, kartais 6, priklauso, labai pavargęs būdavau ir kaip sekės prie pačio kompiuterio sėdėti, visą informaciją imti galvą, o savaitgaliais tai tiek šeštadienį, tiek sekmadienį dažniausiai 11-12 valandų būdavo prie kompiuterio. Aišku, būdavo su pertraukom, nes vis tiek jau ten O kaip draugai, pavyzdžiui, aplinkiniai reaguodavo į visą tai, ką tu darai, žinojo jie ar nežinojo, kaip žmona? Žmona tai, aišku, žmona sako, jo, varyti, tai kaip reikia, aišku, vis geriau nei savaitgaliais ten baliavot ar dar ką nors veikti, jo. O šiaip tai draugai, tai nelabai ką jie ten realiai žinojo, nelabai suprato, kas ten yra, nei ten kas ką ir nieko nelabai perklausinėjo. Supratau. Tai gerai, tada kitas klausimas. Kas tau labiausiai, kas pasikeitė, gal taip galim užduoti klausimą, kas tau pasikeitė atėjus mokintis ir tai, ką tu žinojai, kas įvyko, kas pasikeitė pas tave? Tavo bendrame supratime apie visą tai, apie tas rinkas. Apie pačią rinką visą? Jo, apie visą tai, kas ten vyksta, nes tu matėjai iš YouTube rinkai informaciją ir dabar tu atėjai čia mokintis, sakykime, investavimas visiems ir kas pasikeitė pas tave? Kaip tai viskas keitėsi, kaip supratai, ar čia buvo wow, ar čia buvo, koks tai toks buvo jausmas? Tai pas tave gernai mokymai, tai buvo 2 skirtingi dalykai, nei šito buvo visą informaciją, aš galiu pasakyti, nes ten įrodė vieną, o realiai visą, ką mokinaus pas tave, paskui mėginau vėl per YouTube pažiūrėti, ką ten mokina, tai ten visai kas kita buvo. Ir paskui šiaip viskas labai gerai veikia pas tave, visos sistemos, tik tai aišku, reikia taisyklių laikytis, reikia rizikos valdymo laikytis iš karto, psichologijos reikia labai daug. Šiaip tai ten buvo toks persivertimas visas iš visos tos. Supratau, o dabar gerai, tu dabar pradėjai jau prekiauti, ne? Tu jau pradėjai prekiauti ir kuris etapas tau sunkiausias yra prekyboje? Ar tai, kad tu buvo sunkiausiai išmokti, pritaikyti visą tai, ką išmokai, ar buvo psichologija blogiausia? Kuris iš tų 3 etapų tau buvo sudėtingiausia? Psichologija. Psichologija? Ja. Dar iki pat dabar tvarkaus. O gerai, tai psichologija.
Kas tau kišo koją, kas pagrindė tau kišo, norai, fantazijos, kas kišo? Norai, fantazijos. O tai ko gerai, koks tau pagrindinis noras buvo, prekiaujant, išmokai, ne? Tai iš karto varai, o aš jau iš karto kalsiu babkės, uždirbsiu daug. Tai ir kas visą to gavosi? Susikūlį, kaip sakoma. Kūlį ir susikūlė. Kūlį susikūlį. Tai buvo ne vieną kartą, kad ateidavo Šarūnas į ofisą, vos ne kėdės pardavo ofise, kad nesigauna jam kažkas, nes viskas vyko emocionaliai. Visą tą mačiau ir mes labai daugybę valandų iš esame išdiskutavę ir visą tą emocinę būseną. Bet pagrindinė, kokia buvo priežastis emocionaliai, kodėl norėjai greičiau uždirbti? Kad išeiti iš darbo. Kad išeiti kuo greičiau iš darbo ir galėtume pradėti gyventi jau... Ant savęs ir dirbti ant savęs, ir turėti daugiau laiko savo ir šeimai. Ir kaip sekasi tvarkytis? Sunkiai ar yra lengva? Sunkiai. Šiaip ir labai sunkiai susitvarkyti su visais norais ir visom fantazijom, tai čia... Jėzus Marija yra. Tai čia, tai realiai tai gaunasi, kad investavimas, sakykime, mokymas prekiauti rinkose, tu lavini savo vidų. Taip, tu pradedi pažinti save, kas tu toks esi, koks esi. Taip. Tai čia gaunas labai gera mokykla iš vienos pusės. O, čia labai gera mokykla, čia kai iš šono pamatai save, tai net pačiam akis susprogsta. O, supratau. Tai gerai, o koks tikslas gyvenime tavo? Tikslas tai prekiauti jau profesionaliai, dirbti su to ir manau ilgai dirbti su to, nes labai šiaip patogus, kaip čia pasakyti, patogus darbo grafikas realiai, labai patogiai laiką gali išdėstyti, jeigu neišeina, gali ir neprekiauti, nieks neverčia tavęs, toks laisvas grafikas, laisvas gyvenimas būna. Supratau. Tai čia toks ir būtų tikslas, laisvai gyventi nepriklausomai. Ir kaip inkakliuosi šitą Jomantų sodybą? Visas šitas susibūrimas, visas šitą žmonių prekiautojų susibėgimas į vieną vietą. Pati salė tai ir Jomantų slėnis tai labai gražus, iškart galiu pasakyti, labai daug erdvus, vieta žiauriai pasakiška, tai iškart tokia ramybė, gamta ramybė tokia labai geras, o kolektyvas irgi labai geras, labai ir pasiekėm, ir padiskutuojam, ir panalizuojam, ir parodom vienam, ir kitam viens kitą. Verta taip tokius daryti susitikimus kaip tu? Taip. Iškart galiu pasakyti tikrai. 100%. 110 esu. Tai gerai, ką norėtumai dabar prieš pabaigą, pavyzdžiui, ką tu norėtumai parekomenduoti arba patarti tam prekiautojui, kuris dabar žiūri, pavyzdžiui, kuris jau metus, 2, 3, 4 metus prekiauja ir renka informaciją iš YouTube, ir ką norėtumai jam parekomenduoti iš savęs, iš savo patirties? Šiaip galėčiau patarti tikrai susirasti mokytoją. Nebūtinai, aišku, Tomą, nenoriu čia labai didelės reklamos daryti. Šiaip susirasti tikrai reikia mokyti, iškart galiu pasakyti, jeigu nori greičiau pasiekti tikslą. Nes aš tai pertrauksiu. Sako, ne tik Tomą, yra įvairiausių būdų, kurių tu gali išmokti. Ten Wall, kažkas Footprints. Svarbiausia, koks stilius tau patinka, kad eit mokintis. Taip. Ir aišku, neskubėti reikia, tikrai reikia neskubėti, reikia su savo psichologija tikrai labai stipriai tvarkytis, iškart galiu pasakyti, nes bus labai sunku ir bus labai daug minusų. Bus daug minusų. Tas minusas gali būti 100 eurų prarasti. Aišku, mes, kai išmoksta prekiauti, sakykime, išmoksta žmogus visą medžiagą, eina prekybą, jisai įsideda, sakykime, kokį 100 eurų ir jisai su jo pradeda 100 eurų, pradeda taikyti tai, ką išmokstant. Paskui jau eina, gali jis jau didinti, jau mato, kad jau gerai einas, jau pritaiko, jau gaunasi, tada jau gali, ne tik leidžiame, bet jau duodame supras, kad jau geriausias dalykas jau tada tik tais didinti savo kapitalą norinti. Taip niekaip. Nepradėkit po tūkstančiais ar dar su daugiau, žinokit, nieko geršto tikrai nebus. Nebent jau esate tikrai labai 100% įsitikinę, kad visų taisyklių laikysitės, visų psichologinių taisyklių ir visų rizikos valdymų, tada jo galite. Bet jeigu ne, tai be šansų. Ką, gerai tau, Šarūnai, dėkui už pokalbį. Ačiū tau, Tomai.